Sveiki draugai, kaip galėjote suprasti iš pavadinimo, šitame vaizdo įraše jums papasakosiu apie regos korekciją su lazeriu LASIK. Darau šį vaizdo įrašą šiandieną, nes jau praėjo 4 savaitės po operacijos, o tai reiškia, kad tas laikotarpis, per kurį reikia labiausiai saugotis, jau įvyktas. Ir manau, dabar jau galiu sau leisti pasidalinti savo patirtimi su jumis. Taigi, būnant 12 metų, nustatė, kad turiu miopiją, kitaip tariant trumparegystę. Minusas nebuvo labai stiprus, kairė akis -1,75, dešinė akis -2,25, taip teisingai prisiminiau. Ir tai nėra labai stiprus minusas, tačiau tikrai man trukdė mokytis mokykloje, nematydavau lentos, jeigu nebūdavau pirmam suole. Einant gatve, jeigu būdavo žmonės už 5-6 metrų, net pažindavau veidų brožų, nežinodavau, ar eina draugas ar šeimos narys. Sulaukęs 18 metų, su tokiu minusu tikrai nebūčiau galėjęs vairuoti be akinių, taigi man išrašė akinius. Jeigu netyčia šitą vaizdo įrašą užklydo kažkas, kas neturi regos problemų, kitaip tariant, nenešioja akinių, kad galėtum įsivaizduoti, apie ką eina kalba, va šitaip daugmaž mačiau, kai nebuvau užsidėjęs akinių, kaip gali suprasti, diskomfortas tikrai nemenkas. Bet nenukrysta nuo temos ir tęsiam pokalbį. Taigi gavau akinius, o kartu su akiniais ir gavau keletą nepatogumų, kurio supras tik tai tie, kas nešioja akinius. Pavyzdžiui, žiemą eini kažkokią šiltą patalpą, iš karto užrasoja akiniai, eini per kiemą, tarkim lyja, nukrenta lašeliai ant akinių, kurie tikrai nepadeda geriau matyti. Ne tokios smulkmenos, kai tarkim vasarą visi gražiai degė, paplūdimy, tu nori nueiti nusimaudyti, nusiemi akinius ir turi čia baltą neįdegusį dryžį. Kitaip tariant, ne gyvybės ir mirties klausimas, bet tikrai kelia šiokį tokį diskomfortą. Taigi nusprendžiau pasiieškoti alternatyvą akiniams ir taip susidraugavau su kontaktiniais lęšiais. Viskas buvo šaunu, išsisprendė visos problemos, nešiau mėnesinius lęšius dieną naktį, miegojau su jais, taip toliau, viskas buvo šaunu, tačiau po keletos metų akis pasakė gana. Akis pradėjo sausėti, raudonuoti, turėjau net keletą uždegimų. Pagalvojau, padarysiu mėnesio laiko pertrauką ir viskas sustvarkys. Tačiau po mėnesio laiko vėl tas pats pasikartojo. Tada supratau, kad reikia ilgesnės pertraukos. Pabandžiau 3 mėnesių pertrauką, pabandžiau pusės metų pertrauką. Net buvo, kad metus laiko nenešiau lęšių. Po metų laiko pabandžiau 4 skirtingus gamintojus. Pabandžiau tik tai vienadieniams lęšius. Tačiau vėl ta pati istorija pasikartojo. Tada supratau, kad man su lęšiais teks atsisveikinti. Taigi taip priėjau prie regos korekcijos, kitaip tariant, akių operacijos. Perskaičiau daugybę straipsnių, peržiūrėjau daug dokumentalų, perskaičiau labai daug atsiliepimų žmonių, kurie yra pasidarę šią regos korekciją, taip pat pasitariu su draugais, kurie būtent pasidarė šią operaciją. Ir po daug pamastymų, daug straipsnių, supratau, kad būtent šis sprendimas yra man. Užbėgant už akių pasakysiu, kad yra žmonių, kurie turi susidarę neigiamą nuomonę apie šias operacijas, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Taigi nusprendžiau kreiptis į kliniką Naujas regėjimas. Pats esu iš Kauno, šita klinika randasi Vilniuje, bet kaip minėjau, perskaitęs daugybę atsiliepimų, pasitarę su draugais, kurie yra būtent pasidarę šitą operaciją ir būtent šioje klinikoje nusprendžiau, kad neverta nieko išradinėti ir tiesiog kreipsiuos ten, kur jau yra patikrinta. Taigi paskambinu į kliniką užsiregistruoti, susitariau, kad atvyksiu šeštadienį 12 val. Kad patikrintų akių būklę, ar galėsiu operuoti būtent su LASIK lazeriu ir jeigu viskas bus tvarkoj, tada užsiregistravau operacijai 3 valandai. Taip pat su šita visa informacija gavau keletą nurodymų. Pirmas, būti labai patogiai apsirengęs, gali būti su treningu, su džinsais, nebūtina atvykti su kostiumu. Antras, tai yra sočiai pavalgyti prieš operaciją, mat ir kai kuriem pasidaro silpna ar dar kažką, o būtent pavalgymas padeda to išvengti. Trečias ir būtinas, turėti akinius nuo saulės, nes jų prireiks po operacijos. Ketvirtas, nesikvėpinti ir jeigu esi mergina, nesitepti makiažo tą dieną. Ir penktas, paprašyti, kad kažkas tave atvežtų, jeigu nesi vietinis, nes po operacijos pats negalėsi vairuoti. Tiesa, paklausė manęs, ar nešioju lęšius. Taip pat kaip ir jum, taip pat ir jiem paminėjau, kad lęšių negaliu nešioti jau kurį laiką dėl to susidariusios situacijos. Paminėjau, kad tada gerai, kad atvykčiau su paprastais akiniais, bet jeigu būčiau nešiojęs lęšius, būčiau turėjęs padaryti tam tikro laiko pertrauką, kad galėtų man padaryti akių patikrą. Kokio ilgio pertrauka, viskas priklauso nuo kokių lęšių nešioji, kiek laiko jos nešioji, kada darai paskutinę pertrauką ir taip toliau. Šitą viską jau detaliau tau pasakytų paskambinus. Taigi atėjo šeštadienis, įvykdžiau visus nurodymus, paprašiau draugų, kad mane nuvežtų į Vilnių, jis mane paleido prie klinikos, kuri randasi prie pat Vilniaus rotušės, o pas nuvažiavo kažkur reikėjo pasivaikščioti. Įėjau į kliniką, pasikabinau striukę, priėjau prie informacijos, susimokėjau 40 eurų už akių patikrą, gavau tos maišelius, kurius sudėti ant batų, kad higieniškai vaikščioti ir gavau palaukti eilėj, kol mane priims, kad atliktų akių patikrą. Akių patikra tikrai labai gerai žinoma visiems tiem, kas nešioja akinius. Nueini prie vieno aparato, padedi smakrą, pasižiūri, matai oro balionus, prisėdi prie kito aparato, vėl padedi smakrą, pasižiūri, matai kažkokį tai taškelį, tada staiga gauni vėjo gūsį į akį, kad užsimerktum, tada paprašo, kad atsisėstum ant kitos kėdės, pasižiūri į lentą, kur yra raidės nuo didžiausių iki mažiausių, turi pasakyti, iki kelintos eilutės matai. Po viso šito įlašina kažkokius tai lašikus į akį, kad įsiplėstų vyzdžiai ir paprašo, kad palauktum pusės valandos koridoriuje. Praėjus tam pusvalandžiui vėl tave pakviečia, pakartoji šitą visą patikrą, tačiau šį kartą prisideda dar vienas aparatas. Nuveda tave į kitą salę, ten atsisėdi prie to aparato, vėl padedi smakrą, žiūri, tačiau šį kartą yra tokie kaip taškeliai, neprisimenu, mėlyni ar jie žali, tačiau iš tų taškelių staiga pasidaro tokia kaip linija ir nuskanuoja visą tavo akį.
Po viso šito nuveda tave prie daktarės durų ir paprašo, kad palauktum, kol jinai tave pakvies. Pakvietus daktarį užeiti, dar kartą atsisėsi prie vieno ir paskutinio aparato, kur sakys, žiūrėk į kairę, į viršų, į dešinę, į viršų, į dešinę. Nu, kitaip tariant, padarysi visą ratą, daktarė apžiūrės tavo akį. Šviečia labai ryški šviesa, perspėjo, aš net apsiverkiau, nes vyzdžiai buvo labai įsiplėtę ir labai ryškiai priėmė visą šviesą. Ir po šito viso patikrinimo daktarių paprašo, kad prisėstum prie stalo pasikalbėti. Prisėdus daktarė tau papasakoja, kokios būklės turi akis ir kokio storio turi ragena, kuris yra vienas iš svarbiausių faktorių, kad žinoti, ar tau gali atlikti ar negali operaciją būtent su lazeriu LASIK. Mūsų akies rageną būtų galima sulyginti su kontaktiniu lęšiuku, kurį dedamės į akį. Matot, ragenė yra toksai kaip išgaubimas. Išgaubimas yra taisyklingos formos, reiškia, per jį pereina šviesa, lūžta taisyklingai ir gerai pasiekia tinklainę. Tada žmonės mato gerai. Mūsų atveju tie, kurie mato blogai, reiškia, turim rageną netaisyklingos formos, per kurią perėjusi šviesa, lūžta netaisyklingai, blogai pasiekia tinklainę ir dėl to mes matome blogai. Taigi, kai vyksta šita operacija ir kodėl būtent po operacijos lazeriu mes vėl pradedame matyti gerai? Viskas yra labai paprasta. Su specialiai geležtė nupjauna labai ploną akies sluoksniuką, jį atkelia, kad būtent lazeris galėtų pasiekti tiesiogiai rageną. Tada pats lazeris LASIKas yra kažkas labai modernaus, tas pats taškelis lazerio yra 0,2 mm, tai yra kažkas mažesnis už trupinėlį ir yra 10 kartų greitesnis negu prieš tai buvę lazeriai, tai reiškia labai didelį tikslumą ir labai didelį greitį, dėl ko operacija užtrunka tik keletą minučių. Suteikia mūsų ragenai formą, būtų galima vadinti diapšlifodę, kad šviesa lūžus per ją pasiektų taisyklingai tinklainę, dėl ko mes pasiekoje vėl pradedame gerai matyti. Būtent dėl šitos priežasties rageno storis yra vienas iš tų svarbiausių faktorių. Jeigu genetiškai turi storą rageną, reiškia, turi daug medžiagos, kurią apšlifavus suteiks teisingą formą, vėl gerai matysi ir dar liks. Bet jeigu genetiškai tavo ragena labai plonytė, galbūt šitas sprendimas nėra tau ir teks imtis kažkokios kitos alternatyvos. Mano atveju kairiekis buvo 537 mikronai storumo ragena, dešiniekis 543 mikronų storumo ragena. Sakė daktarė, kad normali akis yra 550 mikronų. Tai reiškia, mano akies storumo ragena buvo truputį žemiau vidurkio, tačiau sakė, tai yra labai mažas nuokrypis ir visiškai saugu atlikti operaciją. Kadangi mažiausia riba, kuri turėtų likti po operacijos, iki kurios yra saugu atlikti tą operaciją, yra 400 mikronų. Operacijos metu nuima apie 300 mikronų. Tai reiškia, man po operacijos daug maž liko apie 500 mikronų ir tai yra visiškai saugu. Tiesa, taip pat po šitos patikros sužinau, kad turiu labai lengvo laisvinio astigmatizmą, kurio net nebuvau pastebėjęs ir sakė, kad man jį panaikins šioj pačioj operacijai į tą pačią kainą. Taigi, užbaigęs pokalbį su daktarė, vėl nuėjau iki informacijos, kur jau šį kartą susimokėjau 799 eurus už operaciją, kurią man turėjo atlikti 3 valandą. Gavau sutartį pasiskaityti, kur buvo aprašomi jūsų įpareigojimai, mano įsipareigojimai, taip toliau, ją turėjau pasirašyti. Taip pat kartu su visko šito gavau receptą, lašiukų, antibiotikų į akis, kur turėjau nueiti į vaistinę jos įsigyti. Kadangi patikrinimas užtruko porą valandų, tai dar reiškia, kad turėjau visą valandą laisvę iki operacijos ir man rekomendavo dar sykį eiti kažkur pavalgyti prieš operaciją. Taigi, kaip rekomendavo, tai ir padariau, išėjau į kiemą ir vos neapakau. Dar vis veikia tas efektas, kur buvo lašinė prieš 1,5 valandos lašiukus, kad įsiplėstų vyzdžiai. Vos kažkaip pusiau užsimerkę sugebėjau pasiekti Hesburgerį, kur užkandau. Pavalgęs galvojau, kaip čia dabar padarius, kad rasti tą vaistinę, nes negaliu būti kieme atsimerkęs, viskas apakina, nieko nebematau, kur ta vaistinė randasi, nežinau, kad nueiti pagal nuojautą. Taigi galvojau, kaip įspręsti šią problemą. Ir sumaščiau, kad ant paprastų savo akinių kasdieninių užsidėsiu saulės akinius. Užsidėjęs saulės akinius ant akinių. Ko puikiausiai viską mačiau, niekas daugiau nebeapakino, sugebėjau rasti vaistinę, kuri pasirodo buvo kitoj pusėje gatvės nuo klinikos ir kadangi jau buvo beveik 3 valandos, grįžau į kliniką. Jau besiartinant prie klinikos pamačiau, kad laukia tam tikras būrys žmonių, tokių susijaudinusių, kurie trypia kojomis. Supratau, kad yra tas būrys, kurios ves kartu operuoti su manim. Atėjo daktarė ir mūsų 6 žmonių grupė nusivedė visai kitą pastatą. To pastato foje turėjom pasikabinti striukės, įsitraukti visiškai visus dalykus iš kišenių, negalėjom neštis telefonų, piniginių, raktų, nieko visiškai toliau į priimimą. Sekančią patalpoje susadino mumis visus ant kėdžių, uždėjo tą mėlyną kepurę, kai būna ant galvos, tą prieš operacinę, taip pat uždėjo tą apdangalą, tą rūbą mėlyną ant viršaus ant mūsų rūbų ir sulašino kažkokius lašiukus į akis, kurie dezinfekuoja jas, taip pat su spiritinė servetėlė apvalė aplink jas, kad viskas būtų švaru ir higieniška. Vis išeidavo daktarė, pakviesdavo kažką, tas žmogus eidavo, pabūdavo nuo 5 iki 10 minučių ir išeidavo. Iš mūsų 6 žmonių grupės aš buvau 5. Atėjo galiausiai ir mano eilė, nuėjau, atsisėdau ant tokios kaip lovos, tą liepė atsigulti, padėti galvą į tą vietą, kur priklausytų, kad būtų galva. Uždeda tokią kaip servetėlę ant veido, kur yra tik tai skylė, kad viena akis būtų laisva. Atsigulęs priešais save matai tik tai kairiai pusėje 3 ledus, kurie tave apakina, dešiniai pusėje 3 ledus, kurie tave apakina. Ledai, kas nežino, tai yra šviesos ir per vidurį žalią taškelį, kur suvoki, kad yra pats lazeris. Galiu patikinti, kad visos operacijos metu tikrai visiškai nieko neskauda, tiesiog yra 2 situacijos, kurios yra šiek tiek nemalonios, tokios vrrr.
Tai pirma iš tų situacijų yra tada, kai turi praverti tavo akių vokus, kad negalėtum jų sumerkti. Tai yra įdeda aparatą. Tau daktarė liepia žiūrėti į apačią, užkabina aparatą už apatinio voko, liepia žiūrėti tiesiai, užkabina aparatą už viršutinio voko ir viskas, aparatas jau įdėtas, jau negali sumerkti. Antra nemaloni situacija yra tokia irgi visiškai neskausminga, tiesiog labai nemaloni, tai perspėja, kad pajusi spaudimą akyje ir tai yra iš tiesų tiesa. Paima tą geležtę, kurią pirmai įvardinau ir spaudžia taip kaip į akį ir tada staiga, viskas pasidaro tamsu, nieko nematai ir galvoji, blemba, taigi sakė, kad neužsimerkčiau, bet tada staiga suvoki, kaip aš galiu užsimerkti, jeigu yra tas aparatas įdėtas į akį, kuris man to neleidžia. Ir tada staiga atgauni regėjimą. Suvoki, kad jau tau nupjautas tas akies sluoksniukas ir baisiausiai jau baigta. Tada daktarė tau liepia žiūrėti tiesiai tą žalią taškelį, kurį pirmai įvardinau. Aišku, šviesos tave labai apakina, akis ten pradeda bėgioti taip toliau, bet tu vis tiek sukoncentruoji žvilgsnį tiesiai tą žalią taškelį ir tada staiga pajunti tokį kaip svylančios vištienos kvapas. Jau tai yra tas momentas, kai lazeris įkaista, nes būtent po to momento lazeris pradeda atlikti savo darbą akyje. Lazerio darbas yra labai panašus, įvardinčiau, kaip kas yra ploja mašina savitarnos aparate ar suspaudęs šlangą su dideliu slėgiu. Toksai kaip Kerkerio jausmas rankoje, kai gauni tą vandens didelę srovę ranką, jauti kaip kažkas akyje, kaip jį kaip atsitrenkia ir staiga pradeda kažkas atšokinėti. Bet tokio, paprasto visiškai nekelia jokio diskomforto, jokio nemalonumo ir tikrai to labiau neskauda. Pasibaigus lazerio darbui, daktarė vėl uždeda tą nupjautą sluoksniuką atgal ant akies, liepia kažkam užlašinti kažkokių lašų ir būtent šitą pačią procedūrą atkartoja su kita akimi. Po viso šito tai pasodina, paklausia, ar gerai jautiesi, ar nesilpna taip toliau ir jeigu viskas gerai, nuveda į tą salę, kur tu laukiai ir tada priima sekantį žmogų. Jau iš karto atsisėdęs tam laukiamajame, pradedi pastebėti, kad matai jau truputį geriau, negu kad matydavai iš karto be akinių, iš tikro ne truputį, o gan geriau. Tiesiog viską matai tokį kaip per rūką, per miglą. Praėjus apie 10 minučių ateina daktarė, tai pasikviečia į kitą kabinetą, kur prisėdi vėl prie aparato, ten kažkoks akių mikroskopas, per tą mikroskopą pasižiūri į tavo akis, įsitikina, kad viskas tvarkingai po operacijos ir duoda tam tikrus nurodymus sekančiom dienom. Pirmas 2 dienas būtinai turi vaikščioti su saulės akiniais tiek viduj namuose, tiek kieme, neturi miegoti su saulės akiniais. Aš asmeniškai miegojau su greičio akiniais, žinau, kad mąstau akinukai, miegojau su jais tam, kad nesulaužyti ir nesulankstyti savo gerųjų akinių. Sekantis nurodymas yra pirmas 2 dienas lašinti tos lašiukus, tos antibiotikus, kurios nusipirkom, kas 2 valandas. Nereikia keltis naktį lašintis, bet nuo tada, kai atsikeli iki vakaro, kol eini miegoti, kas 2 valandas po porą lašiukų į kiekvieną akį. Taip pat uždraudžia pirmas porą dienų plautis veidą ir plautis ypatingai galvą, to labiau su kažkokiais šampūnais ar dar kažko. Be jokios abejonės šimtomis pirmomis dienomis yra rekomenduojama ilsėtis, neužsiimti jokia fizinė veikla. Iš tikro apie fizinės veiklos apribojimus papasakosiu dar šiek tiek vėliau. Kai kuriems žmonėms būna po šios operacijos pradeda džiūti akis, patiria kažkokį diskomfortą arba kažkas netyčia patenka į akį, tokiu atveju reikėtų naudoti dirbtinės ašaras be konservantų, būtent su jomis besilašinant panaikinti tą patirimą diskomfortą. Taip pat gavau tokį labai vieną įdomų nurodymą, tai yra tą dieną po operacijos iki pačio vakaro, iki sekančios dienos negali vartoti gazuotų gėrimų, tai yra negali gerti alaus, šampano, fantos, kokakolos, net mineralinio gazuoto vandens. Tačiau drąsiai jau tą patį vakarą gali vartoti negazuotus alkoholinius gėrimus. Po šitų visų nurodymų dar sykį paklausia, ar tikrai gerai jautiesi, ar nėra silpna, jeigu viskas tvarkoj, duoda tau vizitinę kortelę, kur yra parašyti tie ekstra numeriai, jeigu kažkas atsitiktų, jeigu prasidėtų kažkoks uždegimas, jeigu paliestum akį ar dar kažką, dar sykį perklausia, ar tikrai gerai jautiesi ir tada tai paleidžia namo, nueini į fojė, užsidedi striukę, viską vėl ar gal susidedi kišenės, pasiskambini draugui, kad privažiuotų, sėdi mašiną ir važiuoji savo namo. Bevažiuojant iš Vilniaus į Kauną namo, jau pastebėjau po gero pusvalandžio, kad tas rūkas, ta migla, kuri buvo, pradėjo nykti, pradėjau vis geriau matyti, regėjimas vis pradėjo stiprėti. Asmeniškai man iš karto po operacijos kažkiek pašarojo akis, kažkiek paniežėjo taip toliau, bet jau po keletos valandų diskomforto visiškai nebuvo, dirbtinių ašarų man neteko naudoti. Tai ką jau kalbėti apie sekančias dienas, kai visa situacija tik tai gerėjo ir gerėjo. Po keletos dienų vėl apsilankiau toje klinikoje, pasidaryti vėl pakartotiną patikrą po operacijos. Taigi atvykus į kliniką padarė tą pakartotiną patikrą, vėl pažiūrėjau į tos visus aparatus, vėl pažiūrėjau į tą lentą, jau nustatė, kad matau vienetą be akinių. Daktarė dar kartą pažvelgė mano akis per mikroskopą, pasižiūrėjo, kaip gyja akis, ar viskas taisyklingai ir gavau tą išrašą, tą sertifikatą, kur nurodoma, kad man buvo atlikta tokia ir tokia operacija, buvo tokia akių būklė prieš operaciją, tokia po operacijos atliko tokia daktarė, kad viskas atlikta pagal ES reikalavimus, pagal viskas už to popierėlių turėčiau nueiti į savo šeimos kliniką, kur daktariai sektų į mano tą sveikatos ir ligos istoriją.
Tiesa, yra vienas dalykas, kas man labai patiko, tai kad yra nurodytas punktas, kad jie suteikia garantiją visam gyvenimui. Tai reiškia, kad jeigu dėl šios operacijos ateityje kažkas pakistų, būtų kažkokia tai pasekmė, jie įsipareigoja gydyti ir spręsti šią problemą visiškai nemokamai, kol jinai bus sutvarkyta. Pasiėmęs tą papirėlį, dar šiek tiek pasikalbėjau su daktarė, jinai mane perspėjo, kad nenustebčiau, jeigu viską matysiu labai gerai toli, iš arti taip pat viską matysiu labai gerai, tačiau tie dalykai, kas bus už pusės metrų, už 1 metro atstumo, bus šiek tiek susilieję. Būtent šitas dalykas man ir nutiko, būtent va telefono ekraną, kai rašiau žinutę, kompiuteriaus monitorių prie jos sėdint, ne iki galo sufokusuodavau vaizdų ir raidžių, būdavo šiek tiek įsilieję. Man asmeniškai šitas dalykas praėjo per 3 savaitės. Daktarė sakė, kad būna kai kuriems žmonėms užtrunka iki mėnesio. Kitas dalykas, apie kurį mane perspėjo daktarė iš anksto, tai yra tai, kad neįsigaščiau, jeigu naktį einant kieme ar vairuojant pastebėsiu, kad šviesoforų šviesos ar kažkas tokio bus kitaip. Daugiau apie šią temą pakomentuoti negaliu, nes man asmeniškai to nebuvo. Matau šviesas, matau šviesoforus, kai mačiau visą gyvenimą, tačiau sakė, kad jau naktį tas dalykas nutiktų, jis kai kuriems žmonėms įsisprendžia iki metų laikotarpio. Baiginėjom pokalbį su daktarė, dar paklausė, kokiom veiklom užsiemu, koks yra mano fizinis aktyvumas ir kartu su šito visku dar gavau visą krūvą nurodymų. Visą sekantį mėnesį, nesvarbu diena, naktis, lyja, sninga ar koks oras bebūtų kieme, išeinant iš namų į kiemą užsidėti saulės akinius. Visą sekančią savaitę lašinti toliau antibiotikus į akis tos lašiukus, tačiau ne kas 2 valandas, o tiesiog 3 kartus į dieną. Visą sekantį mėnesį, o ypatingai šitą 1 savaitę, ypatingai saugoti akis, jų neliesti, stengtis, kad niekas nepatektų į vidų, tarkim, plaunantis galvą, kad nepatektų šampūnų ar kažkokių dulkių neįskristų ir panašiai. 2-3 savaitės negalima užsiimti tokių lengvų aktyvumų, tai yra bėgioti, minti dviračio ar panašia veikla. Visą ateinantį mėnesį turim griežtai uždrausta eiti į sporto salę, kelnoti didelius svorius ar eiti į pirtis. Taip pat pirmus 3 mėnesius yra draudžiama nardyti. Po šių visų nurodymų atsisveikinau su daktarė, sakė, kad jeigu dar bus reikalas, dar priklauso viena nemokama konsultacija, patikra po mėnesio ir tiek. Taigi atsisveikinau su daktarė ir grįžau namo į Kauną. Ką dar galėčiau pakomentuoti apie šitą viską? Tai yra, kad man asmeniškai jokio diskomforto po operacijos nebuvo, nu, kaip minėjau, gal porą valandėlių pašarojo akis, bet tikrai nebuvo, kad keletą dienų nežėtų, turėčiau sėdėti tamsiai patalpoje, nes akis būtų jautrus šviesai. Jau tą pačią dieną akis nebuvo jautrus šviesai, sekančią dieną jau galėjau vaikščioti be akinių, nu, bet vaikščiau, nes daktarė nurodė vaikščioti su jais namuose. Niekas neneštėjo, nieko visiškai tikrai neskaudėjo, gal tas lengvas diskomfortas tose 2 situacijose, kurias pirmai išvardinau, bet tik tai tiek. Taip pat galiu pasakyti, kad regėjimas gerėjo su kiekviena diena. Asmeniškai, manau, jau tą galutinį tokį matymą pradėjau matyti po 3 savaičių. Dabar jau 4 savaitė ir lygtais jau pokyčių jokio nėra, bet matau taip gerai, nežinau, kada paskutinį kartą taip gerai mačiau. Esmė, ne su lęšiais taip gerai nematydavau. Asmeniškai tikrai labai džiaugiuosi ir tai pateisino visus mano lūkesčius. Matau geriau negu kad tikėjausi. Kaip jau buvau minėjęs pradžioje, prieiname prie tos temos, kad ne visi yra teigiamai nusistatę prieš šią korekciją, prieš šią operaciją. Kaip bebūtų, žmogaus organizmas prie to pačio akis nėra iki galo ištirtas dalykas, yra tik tai žinoma, kad tos pokyčius, kurios padarai žmogaus akyje, jie yra negrįžtami, jie ten lieka visam gyvenimui. Taigi dar nėra žinoma, ar tikrai nebus jokių pasekmių, kaip bebūtų, šios operacijos yra daromas neilgą laiko tarpą. Tiksliai bijau sumeluoti, žinau, kad už to lazerių lasik šitą įsigijo kompanija prieš 3 ar 4 metus. Žinau, kad tokių operacijų sudaromos 10 metį, bet yra per mažas laiko tarpas, kad būtų galima pasakyti, va, žiūrėk, žmogus nugyveno 40, 50, 60 metų, kitaip tariant visą gyvenimą ir tikrai nebuvo jokių pasekmių. Tokių žmonių, kurie yra nustatę neigiamai prieš šitą operaciją, pagrindinis argumentas yra tas, kad pasižiūrėk, tas daktaras pats daro tokias operacijas, o kažkodėl pats vaikšto su akiniais. Kaip bebūtų, be abejo, išlieka ta galimybė, kad tas daktaras galbūt nepasitikė šią operaciją, dar laukia, kol bus labiau patikrinta ar dar kažką, bet tai nėra tas pagrindinis argumentas, dėl to, kad galbūt tie patys daktarai negali savo pasidaryti tos operacijos, nes jiem yra per 50 metų, o šita korekcija būtent rekomenduojama iki 50. Galbūt pas tą daktarą genetiškai ragena yra per plona ir jis tiesiog net nori, negali pasidaryti šios korekcijos. Kaip bebūtų, apie kurią temą bešnekėtumėm, visada bus žmonių, kurie nustatė neigiamai ir kurie nustatė teigiamai prieš kažką. Asmeniškai prieš darant tokią operaciją siūlyčiau kiekvienam tikrai pasidomėti, prisiskaityti daug straipsnių, pasitarti su savo daktarais, perskaityti daug žmonių atsiliepimų, pasitarti su kažkuo, kas yra tą operaciją pasidaręs, susiformuoti savo nuomonę ir tada priimti sprendimą, ar jinai yra gerai, ar yra blogai, ar tu ryšies šiai operacijai. Aš asmeniškai, kaip jau paminėjau anksčiau, taip pat daug skaičiau, pasitariu su žmonėmis, kurie pasidarė ir yra patenkinti. Ir šiaip tokie paprasti pamastymai, kaip bebūtų, technologijos, medicina žengia į priekį, kiekvieną dieną vis tobulėjame. Taip kaip gyvename dabar,
palyginus su kaip gyveno mūsų tėvai prieš 20 metų, yra visai kitas lygis. Tikrai neabejoju, kad jeigu dabar šiai dieną jau yra bioninės galūnės, tai yra žmonės, kurie neteko rankų, kojų, jau yra sukurti protezai, kurios gali valdyti smegenų impulsais, tai aš tikrai neabejoju, kad jau būtų kažkokios pasekmės dėl šios operacijos, tai po 10, 20, 30 metų, jeigu jos pasireikštų, žmonė jau galės tą viską sutvarkyti. Kaip bebūtų, tai yra toksai tik tai mano išvedžiojimas. Na aišku, jau kažkas blogo nutiktų ateityje būtent dėl šios operacijos. Šiuo metu, kol kalbu, šitoj vietoje atsiras vaizdo įrašas, nuoroda į vaizdo įrašą, kur papasakosiu, kokios tai buvo pasekmės, kas nutiko ir kaip būtent pavyko tai išgydyti. Jeigu šiuo metu, kol kalbu, šitas laukelis yra tuščias, jame nieko nėra, reiškia, iki šios dienos labai džiaugiuosi šią operaciją, viskas labai sėkmingai ir labai gerai. Be to, jeigu būsiu kažką pamiršęs paminėti šitame vaizdo įraše, jeigu turi kažkokių klausimų, kažkokių abejonių, drąsiai gali palikti savo komentarą, būsiu labai laimingas galėdamas tavo atsakyti. Taip pat, jeigu pats esi pasidaręs akių operaciją, galbūt pažįsti, kas yra pasidaręs, ar turi kažkokių naujienų šią temą, kviečiu tave pačioj taip pat palikti komentarą, galbūt padėsi man ir kitiems. Taigi šiandieną tiek, susimatysime kitame vaizdo įraše.